Sveiki, mėly draugai! Šis video yra pilnas paaiškinimas, kaip per 10 savaičių numesti 10 kg, o būtent atsikratyti 10 kg riebalinės masės. Kaip mitybos ir fizinio aktyvumo specialistė, pasakysiu jums, turime orientuotis ne šiaip į skaičius, o būtent į riebalinės masės mažinimą. Ir šis video yra naudingas visiems, kurie nori atsikratyti viršsvorio, tiems, kurie užstrigo savo svorio metimo kelionėje, tiems, kuriems trūksta aiškumo ir strategijos, kaip reikėtų mesti svorį, o taip pat visiems besidomintiems sportu ir sveika mityba, tačiau stokojantiems ekspertinių žinių. Ir vien tik šio video jums užteks, kad suprastumėt, kas yra riebalinės masės metimas ir kaip atsikratyti viršsvorio nuosekliai ir ilgam. Taigi, esu Jevgenija Bunevičė, MyFitEmpire įkūrėja, moterų mentorė, mitybos ir fizinio aktyvumo specialistė ir daugelio projektų moterims autorė ir organizatorė. Per pastaruosius 5 metus mano projektuose dalyvavo tūkstančiai moterų ir ištirpdėme 10 000 kilogramų riebalinės masės. Nuolat keliu kvalifikaciją, gilinuosi į moterų hormoninį foną, ilgaamžiškumą, sportą ir mitybą orientuotą į skirtingo amžiaus moteris. Taigi šioje srityje šį bei tą išmanau ir labai mėgstu kalbėti tiesiai šviesiai, konkrečiai ir aiškiai, vadovaujantis mokslu, o ne būrimu iš kavos tirščių. Reguliariai renku nedidelės grupės projektui Tikslas -10, kuriuose nuosekliai nuo A iki Z mokomės teisingai valgyti, sveikai subalansuotai, daug ir skaniai, taip pat sportuoti nuo pagrindų ir taip pat stipriname asmenybės, kadangi atliekame įvairiausius iššūkius tiek komandinius, tiek individualius. Taigi, pradedame. Konsultacijų metu su moterims labai mėgstu papaišyti, o ne rodyti paveiksliukus ar skaidres, tai iš tikrųjų šiek tiek tą padarysiu ir šiandien. Taigi prieš pradedant mesti riebalinę masę, mes turime suprasti, kas tai yra ir iš ko susideda mūsų organizmai. Tai pirmiausiai mes turime galvą, ar ne, kurioje yra smegenis, tada mes turime kūną, kuriame yra vidaus organai, įvairiausi. Tada mes turime su jumis kraujotaką, limfotaką, tai yra įvairiausius mūsų kūno skysčius. Be abejo, kas visą tai laiko? Tai laiko stuburas, laiko kaulai, čia taip pat mes turim kaulus ir čia taip pat mes turim kaulus ir mes turime suprasti, kad visą tai sveria. Tada toliau mes turime raumenis, va čia taip pat yra raumenukai, sixpackas ar ne, čia yra raumenukai ant kojų ir on top, ant viso to mes turime dar riebalinę masę, va taip va, dar riebaliukų turime. Riebalinė masė, jinai yra visiškai normalus reiškinys, mes visi ją privalome turėti, tik klausimas, kokia yra normali riebalinė masė. Jeigu žiūrėti procentaliai santykį riebalinės masės su raumeninė mase, tai jeigu moters riebalinė masė yra apie 30%, tai yra visiškai normalu. Ir jeigu riebalinė masė yra, pavyzdžiui, 10%, tai jau tikrai yra mažoka. Reiškia, riebalinės masės mes turim turėti, tik klausimas kiek. Taigi dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į šitą gražą žmogeliuką ir kartu su jumis pagalvosime, kai aš metu svorį, kągi aš norėčiau numesti. Ar aš galiu sumažinti smegenų svorį, ar aš galiu sumažinti vidaus organų svorį, ar kraujo sumažinti svorį, o galbūt kaulų svorį galiu sumažinti, turbūt ne. Ką aš galiu sumažinti? Aš galiu netekti skysčių, pavyzdžiui, pabadausiu, ar ne, labai gerai nueisiu į tualetą kelis kartus ir sumažinsiu žarnyno tūrį. Ar sumažės nuo to riebalinės masės? Tikrai ne. Tada ką dar galiu sumažinti? Galiu, pavyzdžiui, badauti, daryti daug kardio, bėgioti, bet rimtai nesportuoti, be sistemos. Tai ką aš padarysiu? Aš dar šiek tiek sudeginsiu ir raumenų, tai reiškia mano raumeninė masė sumažės, ko mums tikrai nereikia, nes kuo mažesnė raumeninė masė, tuo daugiau lėtėja metabolizmas, nes raumenukai degina kalorijas ir ramybės būsenoje. Tai reiškia, ką aš dar galiu numesti riebalų. Tai iš viso to, kas išvardinta, aš siūlau orientuotis vien į riebalinės masės metimą. Nes dabar iš karto perspėsiu jūs, jeigu jūs laikotės kažkokių madingų dietų, detoksikuojančių, stebuklingų piliulių, mišinukų, kokteiliukų, riebalinės masės jūs niekada nesumažinsit. Dėl to, kad kas vyksta, kuomet mes geriame kažkokius vidurius laisvinančius papildus. Pavadinsiu visą šitą kategoriją taip. Detoksai visi vadinami ir visa kita. Mes išgeriame, nueiname į tualetą,
Atsikratome skysčių, kartu galbūt netgi atsikratome ir mineralų, tada pradeda ir galvą skaudėti, ir prastai jaučiamės dėl to, kad mineralų netenkame, ko mums reikia. Tada sumažiname žarnyno tūrį, ant svarstyklių matoma -2, -3 kg ir džiaugiamės, sukūdau. Bet iš tikrųjų, ką aš numečiau? Aš numečiau tik skysčius ir žarnyno tūrį. Riebalinė masė nuo to nei kiek iš vietos nepajudėjo. O kai tik tai aš pradedu vėl normaliai valgyti, mano žarnynas vėl užsipildo ir vėl svoris grįžta. Tai štai ir atskleista visa paslaptis visų vidurius laisvinančių dietų ir dabar mane užmėtis pomidorais influenceriai ir įvairūs platintojai, kurie taip giria įvairiausius detoksus ir liekninančius kokteiliukus ir piliulės. Tačiau MyFitEmpire sekėjai žino tiesą, kad svoris šitų produktų dėka nekrenta. Taigi, kaip mesti svorį, kad kristų tik riebalinė masė? Tuoj mes su jumis išsiaiškinsime. Ir jeigu šis video jau dabar atrodo naudingas, tikrai būsiu dėkinga už prenumeratą. Paspauskite patiktuką arba parašykite komentarą. Aš stengiausi, sudarinėjau paskaitėlę ir rašinėjau ją jums, kad jums būtų naudinga. Taigi, atėjo eilė išvardinti, kokie aspektai turi įtakos svorio metimui, o būtent riebalinės masės metimui. Visą laiką šiame video, kai kalbėsiu apie svorio metimą, tai reiškia kalbu apie riebalinės masės mažinimą. Galite tiesiog tuos punktus užsirašyti, tiesiog išvardinsiu papunkčiui, o vėliau šiame video kiekvieną iš šių punktų aptarsime išsamiau, kad tikrai suprastumėt, apie ką eina kalba. Taigi pirmiausia, mityba. Ir vėl sakysite mitybą ir būsite teisūs, jeigu taip sakysite. Be mitybos nieko nebus. Tai mitybos pagalba turime sudaryti sveiką kalorijų deficitą. Koks tas yra sveikas kalorijų deficitas, netrukus pakalbėsime. Toliau, tinkamų maistinių medžiagų proporcijų dėka turime aprūpinti mūsų organizmą visais reikalingais mikro ir makro elementais. Trečias punktas – sporto dėka, o būtent tinkamų ir teisingo pagal amžiaus grupę sporto dėka turime išlaikyti esamus raumenukus ir auginti naujus, tam, kad mūsų metabolizmas greitėtų. Ketvirtas punktas – vandens pagalba. Turime išlaikyti skysčių balansą ir odos elastingumą, o taip pat vanduo turi didžiulę įtaką mūsų virškinimo sistemai. Tinkamo poilsio ir aktyvumo dėka turime išlaikyti hormonų balansą. Vitaminų ir papildų pagalba galime užpildyti organizmo spragas. Ir 7 punktas – turime stebėti, kad viso to nesugadintų streso hormonas kortizolis. Labai daug užduočių, bet kai suprantame, į ką reikia orientuotis, kelionė pasidaro žymiai lengvesnė. Taigi pradedame nuo pirmo punkto – mityba ir kalorijų deficitas. Turėtumėte atsiminti tokį skaičiuką, kurį čia dabar užrašiau ant lentos – 7700. Tas skaičius reiškia kalorijų kiekį, kurį sudaro 1 kg riebalų. Įsivaizduojate, 1 kg riebalų, riebalinės masės yra 7700 kalorijų. Tam, kad aš numesčiau 1 kg riebalinės masės, aš turiu sudaryti 7700 kalorijų deficitą, pavyzdžiui, per savaitę. Ir tokiu būdu aš galiu numesti 1 kg riebalinės masės. Dabar iš karto kyla klausimas. Mano draugė numetė per 2 savaitės 5 kg arba kažkas numetė per savaitę 5 kg. Tai reiškia, tas žmogus numetė greičiausiai galbūt 1 kg riebalinės masės ir 4 kg skysčių. Ir štai atsakymas vėlgi iš karto užbėgant įvykiams už akių į klausimą, kodėl palaipsniui svorio metimas mažėja. Nes kai žmogus tik pradeda laikyti sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo, jo organizmas dažniausiai būna užkaupęs daug nereikalingų skysčių dėl druskos vartojimo, druska pritraukia skysčius, dėl angliavandenių vartojimo. Ir tiesiog žmogus, kai pradeda tinkamai gerti, valgyti, jis išsivalo. Tai reiškia, pirmas rezultatas visą laiką būna greičiausias ir didžiausias. O vėliau, kai žmogus jau tęsia savo kelionę, tai reiškia, jau tų skysčių užlaikytų nebėra ir toliau žmogus tik meta riebalinę masę. Tai reiškia, pirmą savaitę aš galiu numesti arba pirmas 2 savaitės, kad ir, sakykime, 2-3 kg, o vėliau tas svorio kritimas, svorio mažėjimas vis lėtės. Nes toliau mes mesim tik riebalinę masę. Ir jeigu žmogus meta po pusę kilogramo, po 1 kg per savaitę, tai yra puikus rezultatas. Iš tikrųjų, aš dabar paaiškinsiu, kaip sudaryti tą kalorijų deficitą ir pamatysite, kad daugiau kaip 1 kg per savaitę numesti be galo sunku. Jeigu mes turime tokį skaičių, kuris tikrai aš labai mėgstu visą laiką lyginti su savaitė, nes labai lengva padalinti. 7700, 7 dienos. Apytiksliai po 1000, 1100, ar ne? Kalorijų deficitas
deficito per dieną reikia sudaryti tam, kad savaitės eigoje ištirptų 1 kilogramiukas riebalinės masės. Tai kokiu būdu aš galiu tą 1000, imam 1000, ar ne, lygų skaičių, kalorijų deficito per dieną sudaryti. Tai reiškia, pirmiausiai, aš galiu pasportuoti ir sudeginti, pavyzdžiui, 500 kalorijų geros intensyvios treniruotės metu, iš kur paimti dar 500. Tai galbūt dar 500 galime paimti iš maistinių medžiagų kalorijų pamažinimo. Jeigu mes imame pavyzdį, kad aš esu moteris, kuri valgo, pavyzdžiui, 2000 kalorijų per dieną, tam, kad aš išlaikyčiau savo kūno svorį. Tai jeigu aš nuimsiu 500 kalorijų, padarysiu 500 kalorijų deficito, plus papildomai pasportuosiu intensyviai, dar sudeginsiu 500 kalorijų, štai ir gausis tas 1000 kalorijų deficitas per dieną. Ir dabar, jeigu mes taip žiūrėsime, 1000 kalorijų deficitas kasdien, visas 7 dienas per savaitę iš eilės ir numetu 1 kilogramą. Bet dabar tikriausiai, jeigu jūs manęs įdėmiai klausotės, jūs turbūt užduodat man klausimą, tai ką dabar aš turėčiau 7 dienas iš eilės sportuoti? Tai vėlgi, tikrai ne, dėl to svorio metimo kelionė yra labai toks įdomus rebusas, kaip čia viską sudėlioti, kad palaipsniui tas svoris vis mažėtų. Čia galima sužaisti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, žinant savo ciklus, sakykime, prieš mėnesinės, kuomet apetitas pakyla, daryti mažesnį kalorijų deficitą, kitom dienom, pavyzdžiui, kai jaučiatės labiau motyvuota ir kai negresia PMS-as ir žinote, kad tikrai išsilaikysite mityboje, galite daryti šiek tiek didesnį kalorijų deficitą, bet kas liečia maistą, aš sakyčiau, didesnio negu 750 kalorijų deficito per dieną aš nesiūlyčiau daryti, nes tai jau gresia persivalgymu, ilgainiui kaupėsi nedavalgymas, tada trūksta ir maistinių medžiagų, mes tada negalime organizmui duoti su tokiu mažu kalorijų kiekiu visų reikalingų vitaminų, mineralų, visų reikalingų maistinių medžiagų ir tada jau vėl prasideda problemos nuo kito galo. Taigi, kokį kalorijų deficitą rekomenduočiau daryti? Tai nuo 250 iki 750 kalorijų deficito per dieną, nedaugiau. Ir tas 750 trupučiuką drastiškas, tai greičiausiai ilgiausias, nuosekliausias kelias būtų, jeigu pasirinktumėt apie 500 kalorijų deficito per dieną. Ir nepamirštumėt be abejo ir aktyvumo, nes dabar vėlgi, jeigu grįžtam prie klausimo, negi aš dabar turiu kasdien sportuoti, tai sportuoti kasdien tikrai aš neturėčiau, dėl to, kad mano raumenukai turi pailsėti, turi atsistatyti, turi formuotis nauji raumenukai, o tai vyksta tik poilsio metu, ne tuomet, kai mes sportuojame. Tai reiškia, mes galime pasilikti prie treniruotės kas 2 dieną ir likusiom dienom, šiaip būtų gerai visom dienom, išlaikyti privalomą aktyvumą. Privalomas aktyvumas pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją yra nuo 6 iki 10 000 žingsnių per dieną. Tai nebūtina nueiti kasdien 10 000 žingsnių, bet bent jau 6 000 būtų gerai nueiti. Tai gali būti vieną dieną 6 000 žingsnių, kitą dieną 8, trečią dieną galbūt 15, bet vis tiek jūs į priekį neprivaikščiojo. Tai nereiškia, kad vieną dieną nuėjau 15 000 žingsnių, tai rytoj galiu visą dieną gulėti ir tik tai padaryti 500 žingsniukų iki tualeto ir atgal. Tikrai ne. Minimumas 6000 žingsnių per dieną vis tiek privalo likti. Tai pirmą punktą aptarėme, dabar einame prie antro punkto, tai yra maistinių medžiagų proporcijos. Greičiausiai girdėjot visi, kad visas maistas susidaro iš tokių maistinių medžiagų kaip angliavandeniai, baltymai ir riebalai. Kažkam galbūt tai yra mistiniai žodžiai, kažkam tai yra visiškai aiškus žodžiai ir nuolatos verda diskusijos, kokios turi būti proporcijos, kad svoris kristų. Tai galbūt aš pradėsiu nuo to, kad tos proporcijos nėra vieningos taisyklės. Dažniausiai metant svorį angliavandenių šiek tiek patariama yra pamažinti, bet vėlgi kiek ir kaip ilgai, tai atskira diskusija, nes kai angliavandenius valgome per mažai, vėlgi ilgainiui dingsta motyvacija, trūksta energijos, nes angliavandeniai tai iš esmės yra mūsų energija. Tada kam reikalingi baltymai? Baltymai reikalingi mūsų esamų raumenukų palaikymui ir naujų raumenukų statybai. Taip pat be abejo valgant baltymus ilgiau išbūna sotumo jausmas ir riebalai. Be abejo mes kalbame apie geruosius riebalus, tikrai ne apie transriebalus. Tai riebalai mums yra reikalingi pagrindę hormonų balansui. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į sveikuosius geruosius riebalus, į pavyzdžiui avokadai,
riešutai, sėklos ir gerieji aliejai, tai jie tikrai yra mums reikalingi, dėl to, kad pagrindinis moterų hormonas estrogenas, jis gaminasi riebaliniai terpiai. Tai dažniausiai, kai trūksta estrogeno, prasideda įvairiausi moteriški negerieji reikalai, o kortizolis, streso hormonas, taip pat pasiima iš mūsų kūno riebaliukus gamybai ir kartais būna, kai labai daug streso, žmogus gyvena stresiniai būkliai, būna ilgalaikis kortizolis, tai taip pat labai prastai atsispindi moteriškos sveikatoj dėl to, kad kortizolis pasiima visus riebaliukus savo ir nepalieka riebaliukų estrogeno gamybai. Taigi, jeigu mes pradedam kalbėti apie tai, kokios mitybos reikia, kad svoris kristų, būtent, kad mažėtų kūno riebalinė masė, tai pirmas dalykas, prieš pradedant kalbėti apie proporcijas, aš patarčiau, jeigu sveikata leidžia, jeigu neturite kažkokių gydytojo patarimų dėl valgymo laiko, tai išlaikyti 12 valandų mažiausiai nevalgymo laiko tarpą. Tai reiškia 12 valandų nuo pirmo iki paskutinio valgymo. Tai yra jūsų valgymo laiko tarpas, pavyzdžiui, pradedu valgyti 8 ryto ir baigiu valgyti 8 vakaro ir nuo 8 vakaro nebevalgau nieko, tik geriu vandenį, pavyzdžiui. Norėjau sakyti arba kavą, ne, tai kavą iš ryto galim gerti, juodą kavą be cukraus ir be pieno būtų geriausiai. Tai išlaikyti mažiausiai 12 valandų nevalgymo laiko tarpą. Tai čia nėra kalba apie kažkokį protarpinį badavimą, čia tiesiog yra rekomendacija kiekvienam sveikam žmogui, nepaisant to, ar jis laikosi mitybos, ar jis sveikai gyvena, ar jis valgo, bet kaip, vis tiek rekomendacija būtų turėti nevalgymo 12 valandų laiko tarpą. Bent jau tam, kad mūsų organizmas turėtų laiko atsipūsti nuo virškinimo ir virškinimo sistema vyktų sklandžiai. O jeigu taip jau tiesiai šviesiai kalbėti, tai tik po 12 valandų mūsų kūnas pasiims riebaliukus energijos gamybai. Tai dėl to mes turėtumėm išlaikyti bent 12 valandų nevalgymo laiko tarpą. Ir dabar, jeigu kalbėti apie tai, o kągi aš tada turiu valgyti, tai be abejo atsimenam, kad kiekvienas valgymas turi būti subalansuotas, kiekviename turėtų būti valgyme tiek riebalų, tiek angliavandenių, tiek baltymų. Tai reiškia, labai dažnai girdžiu tokias istorijas, kad aš valgau sveikai, pusryčiam valgau košę, pietums valgau ten, nežinau, ryžius su vištiena ir vakarieniai valgau tik salotas ir, pavyzdžiui, vėlgi, nežinau, ten kokius, vėl kažkokią ten košę galbūt, plovą, pavyzdžiui, arba tos pačius ryžius. Tai jeigu mes pasižiūrėsim į tokią elementarią mitybą, galbūt jau niekas taip ir nevalgo, bet tiesiog, kad būtų kuo aiškesnis tas pavyzdys, tai ką mes čia matome? Mes matome, kad žmogus ryškiai valgo per daug angliavandenių, tai reiškia, angliavandeniai mums reikalingi energija, jeigu jis juda nepakankamai, tai tie angliavandeniai virsta riebaliukais. Tada baltymų ryškiai nedavalgom, tai reiškia iš čia išvardintų produktų baltymai buvo vien tik tai mėsytė, tai ta vištiena, kurią mes išvardinom pietum. Tai reiškia baltymų ryškiai nedavalgom, tai reiškia vėlgi greičiausiai pas tą žmogų nyksta raumenukai ir nėra iš ko išsilaikyti esamiem raumenukam, reiškia lėtėja metabolizmas su laiku. Ir riebaliukų mes čia visai nematėme, ar ne, šitoje mityboje. Tai reiškia, kiekvienas valgymas, atsiminkit, turi turėti riebalų, angliavandenių, baltymų. Ir dabar, jeigu mes kalbėsime apie proporcijas, kiek reikėtų valgyti, tai iš tikrųjų labai sudėtinga yra paskaičiuoti. Tai aš daugiau pateiksiu pavyzdį gramais. Tai susirasti galbūt internete informaciją arba ant pakuotės perskaityti, kiek turi koks produktas, kokių maistinių medžiagų yra žymiai lengviau negu paskaičiuoti savarankiškai proporcijas. Tai dabar, jeigu mes žiūrėsim angliavandeniai, baltymai, riebalai, tai kiekvienam žmogui, aš kalbu dabar šiuo metu apie moteris konkrečiai ir kalbu apie moteris, kurios sportuoja ir nori mesti svorį. Nes jeigu mes kalbėsime apie tai, kiek reikia angliavandenių, pavyzdžiui, maratonininkam, bėgikam, tai mes galim kalbėti ir apie 8 ar 10 gramų vienam kūno kilogramui. Šiaip apie sveiką moterį mes kalbam, tai patartina plius minus yra angliavandenių suvalgyti 4 gramus vienam kūno kilogramui, bet jeigu nori mesti svorį, galima kažkuriam laiko angliavandenių pamažinti. Tai reiškia, galima, aš parašiau skliausteliuose, 2 gramus angliavandenių palikti vienam kūno kilogramui. Jeigu mažiname dar iki 1 gramo angliavandenių vienam kūno kilogramui, čia jau truputį bėda, čia jau greičiausiai už kokios savaitės žmogus norės suvalgyti visą dramblį ir labai norės saldumynų ir labai norės valgyti saldžiai. Tai jeigu, pavyzdžiui, pas jūs yra taip, kad jūs vakarais
užsimanot saldumynų arba šiaip dienos metu norite valgyti saldžiai, tai greičiausiai ir yra signalas, kad jums trūksta angliavandenių. Kalbu apie angliavandenius, geruosius angliavandenius. Tai reiškia, pavalgykit pusryčiam grikių, pavalgykit bolivinės balandos, galbūt rudųjų ryžių, galbūt kažkokių kitų sveikų kruopų, perlinių kruopų, kurios suteiks jums sotumo ir tokiu būdu ir nesinorės labai daug saldumynų valgyti, jeigu jūsų kūnas pripras prie tokių angliavandenių, o ne prie greitųjų. Tada einame prie kito makroelemento, yra baltymai. Baltymų parašiau nuo 1 iki 2 gramų vienam kūno kilogramui. 1 gramas baltymų yra visiškas minimumas, tai jeigu žmogus absoliučiai nesportuoja, nejuda, tai vis tiek mažiausiai jam reikalingas 1 gramas baltymo vienam kūno kilogramui. Tai jeigu kalbėt konkrečiai, pavyzdys, žmogus sveria 100 kg, tai reiškia, jam reikia 100 gramų baltymų per dieną. Su kuo aš galiu gauti 100 gramų baltymų per dieną? Tai pavyzdžiui, suvalgyti vištienos porcija, 200 gramų, tai bus kiek, jeigu krūtinėlė, tai gal apie 40 gramų baltymų galiu gauti su vištienos krūtinėlės kepsniu, 200 gramų, ar ne? Tada, reiškia, vakare galbūt tada suvalgysiu kokią lašišą, porą 100 gramų, dar gausiu 40 gramų baltymų, na ir 20 gramų baltymų man liko surinkti arba iš užkandžio, gal kažkokį jogurtuką baltyminį suvalgysiu, arba su pusryčiais, tai galbūt ryte valgysiu kažkokius blinelius, avižinius, sveikus, kur įmušiu kiaušinį ir dar pridėsiu galbūt riešutų sviesto ir graikiško jogurto šaukštą, tai bendroj sumoje ir gausiu 20 gramų baltymų. Čia taip apytiksliai. Tai 1 gramas baltymų vienam kūno kilogramui yra visiškas minimumas. Jeigu žmogus intensyviai sportuoja, galbūt sportuoja sunkiai, su svoriais arba sporto salėje, tai aš patarčiau net valgyti iki 2 gramų baltymų vienam kūno kilogramui. Bet jeigu mes kalbame apie moteris, kurios sportuoja namų sąlygomis, vidutiniškai, ne per sunkiai, tai reiškia, nežinau, 3-4 kartai per savaitę, proto ribose, kasdien išlaiko aktyvumą, tai aš sakyčiau, mums pilnai užtenka 1,4, 1,5 plus minus 1,5 reiškia gramo baltymo vienam kūno kilogramui. Čia kasdien. Ir einame prie riebalų, parašiau vienetas, bet iš tikrųjų užtenka nuo 0,9, tai reiškia, taip, 0,9, 1, vienas apvalinu. Gerųjų sveikų riebalų vienam kūno kilogramui. Tai apytiksliai pagal tai galit kažką tai orientuotis. Plus prie viso to mes nepamirštame hidracijos, tai yra gert vandenuką būtinai, visaip galima paskaičiuoti, dažniausiai būna tie visur vardinami 2 litrai per parą. Bet iš tikrųjų visaip galima paskaičiuoti, smulkesnis žmogus, tu gali sakyti, kad gal jam ir 1,5 litro užtektų, didesnis, stambesnis žmogus, tai gal tada ir 2,5 litro reikia, o gal ir 3. Tai žinoma, priklauso ir nuo jūsų įpročių, jeigu nebuvot pripratusios gerti vandens, pripratę, kalbu kaip su moterim, bet gal ir vyrai žiūrės, tai jums irgi aktualu. Jeigu nesate pripratę gerti vandens, tai pradėkit bent nuo 1,5 litro ir po trupučiuką bandykite didinti. Tai prie maistinių medžiagų aprūpinimo grįžtame. Ne tik angliavandeniai, baltymai, riebalai, bet ir hidracija, tai yra vandenukas. Taip pat labai svarbu čia paminėti, neviršyti cukraus normos ir valgyti pakankamai skaidulų. Trumpai apie cukraus normas Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja moterim nedaugiau 25 gramų pridėtinio cukraus per parą. Tai gali atrodyti labai daug, sakysi, tai čia va galiu normaliai visai sau leisti ir valgyti, bet nepamirštame, kad pridėtinio cukraus yra visur. Jeigu paimsime kokių nors sulčių pakelį ir paskaitysime, tai matysime, kad 100 ml sulčių yra 10 gramų pridėtinio cukraus. Kalbam apie sultis iš pakelių. Arba jeigu paimsime kažkokį jogurtuką su skoniu, kokį nors gražų persikinį jogurtą, kuris gali atrodyti pieno produktas ir labai sveikas, ir žarnynui sveika, taigi jogurtas ar ne. Ir matysime, kad ten pridėtinio cukraus yra 10 gramų per 100 gramų. Tai reiškia, suvalgom tokį jogurtą, užsigeriam sultim ir baigėsi mūsų pridėtinio cukraus dienos norma. Tai reiškia, ką daryti? Reikėtų tada jogurtus pirkti geriau natūralius ir skaninti vaisiais, uogomis, galbūt kartais džiovintą slyvą kokią papjaustyt, riešutukai, sėklos. O kas liečia gėrimus, tai geriausia be abejo gerti vandenį arba ieškoti alternatyvų su mažiau cukraus. Ir dar ne ką mažiau svarbus dalykas yra skaidulos. Skaidulos tai yra pagrinde vaisiai daržovės ir žinoma ir ankštinės daržovės. Tai šiaip yra Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacija
kas liečia skaidulą, suvalgyti ne mažiau kaip 5 spalvų ir rūšių skirtingų vaisių arba daržovių per dieną. Tai pavyzdžiui, nepamirškite, kad kiekviena daržovė turi savo spalvą ir ta spalva reiškia ne tik spalvą, ar ne, kad tai žalia arba violetinė. Bet tai reiškia ir maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus, kokių turi ta atitinkama daržovė. Skirtinga spalva tai yra skirtingi vitaminai. Tai pavyzdžiui, jeigu aš suvalgau per dieną kokį nors vieną obuolį, tada turėčiau dar gal 4 rūšių ir 4 skirtingų spalvų paieškoti daržovių. Tai paimam kokį pomidorą, agurką, tos paprasčiausius, nors aišku, ten skaidulų yra mažiausiai, tai aš sakyčiau, jeigu rinktis raudonas daržovės, tai geriau rinktis papriką raudoną, jeigu jūsų organizmas ją toleruoja. Tada jeigu rinktis žalias daržovės, tai geriau rinktis žalias, tai pavyzdžiui, brokolius, įvairiausius lapus, įvairiausius kopūstus, įvairiausius lapinės daržovės, tai špinatai ir taip toliau. Tada paimam kokį nors violetinį, galbūt violetinį svogūną ar galbūt baklažaną ir dar kokią nors spalvą, čia man reikia prisiminti, oranžinę. Oranžinė jau buvo, pasiimam kažkokią kitą. Dabar į galvą taip greit nešauna, nu gerai žalia, tai kitą žalį, kyvį dar suvalgom pavyzdžiui. Nors kyvis iš tikrųjų turi labai aukštą glikeminį indeksą. Tai galbūt tiesiog 2 skirtingų rūšių žalias skirtingas daržovės paimam. Tai gerai, pirmus 3 punktus lyg ir aptarėm. Padarėm kalorijų deficitą, tinkamai sudėliojom visas maistinės medžiagas, tinkamai sudėliojom maisto produktus, valgome tinkamai ir geriame vandenuką. 3 punktai yra. Dabar einame prie 4 punkto, tai yra prie fizinio aktyvumo. Tai kaip jau minėjau, nuo 6 iki 10 tūkstančių žingsnių per dieną čia yra jūsų būtinybė. Čia nėra kažkoks wow, labai didelis aktyvumas. Čia yra tiesiog minimumas, kurį žmogus, kiekvienas sveikas žmogus turi kasdien nueiti ir su tuo reikėtų susitaikyti. Dabar toliau, kas liečia treniruotės? Kaip ir kokias treniruotės pasirinkti, kad tinkamai kristų svoris? Čia ateina labai daug įdomių niuansų. Čia sueina tokie niuansai kaip mes pirmiausiai turim išlaikyti raumeninę masę ir auginti naujus raumenukus, tam, kad mūsų metabolizmas greitėtų. Reiškia, mums reikia treniruočių su svoriais. Tai yra jėgos treniruočių. Toliau, mes norim, kad degtų riebaliukai. Tai reiškia, mums reikia kardio treniruočių, bet ne per daug. Taip pat kardio treniruotės stiprins ir mūsų širdutę. Trečias dalykas. Tam, kad mūsų hormoninis fonas būtų geras, tinkamas, hormonai būtų subalansuoti, kad didėtų mūsų ištvermė, mums reikia aukšto intensyvumo treniruočių. Plus, aš sakyčiau, kad reikėtų dar orientuotis, kadangi daugiausiai dirbu su moterim, tai reikėtų orientuotis dar ir į vidinių raumenukų stiprinimą. Tai yra dubens dugno raumenis, tai yra visą kūną stabilizuojantis raumenis. Tai aš papildomai pridedu visą laiką balanso treniruočių ir dar plus prie viso to pridedu visą laiką mobilumo treniruočių, kadangi mes, nenoriu sakyti, senstame, bręstame, visi, kiekvienas žmogus bręsta ir kiekvienas žmogus nori, kad jo kūnas tinkamai funkcionuotų iki gilios senatvės. Tai reiškia, jeigu aš noriu, kad mano kūnas tinkamai funkcionuoti, aš turiu mankštinti kiekvieną sąnariuką. Tai kiekvienas sąnariukas turi savo mobilumo ribas. Tai jeigu aš keliu ranką kasdien, reiškia, mano peties sąnarys dirba. Bet ne tik toks judesys įdarbina mano peties sąnarį, bet ir toks judesys į priekį ir atgal. Dar yra sąnariukai pas mus keliuose, dar yra pas mus ir čia sąnariukai, dar yra sąnariukai ir klubų, kurie dažniausiai būna sustingę. Tai tiesiog, jeigu aš noriu, kad mano kūnas taip pat būtų, ne tik lieknas, ne tik į tai galima orientuotis, bet ir sveikas, tai aš turiu taip pat pridėti ir mobilumo, bent jau pratimų, jeigu nepilna mobilumo treniruotė, tai ir mobilumo pratimų. Tai iš tikrųjų, kuo įvairesnės treniruotės, kuo įvairesnė ta visuma treniruočių, visos sistemos per savaitę, kokias treniruotės aš atliksiu, tai tuo didesnė yra nauda ir tuo didesnė tikimybė, kad iš tikrųjų aš pataikysiu ten, kur reikia. Einame toliau, 5 punktas labai svarbus. Poilsis ir atsistatymas, arba kitaip tariant miegas. Kadagi mūsų kūnas ilsisi, tuomet, kai jis miega. Tai jeigu labai trumpai aptarti šitą punktą, tai svarbiausi dalykai yra tokie, kad mes
gyvename pagal cirkadinius ritmus. Yra miego fazės, yra cirkadiniai ritmai, yra hormonai, kurie išsiskiria tam tikrų metų. Ir jeigu žmogaus kūnas tinkamai funkcionuoja, vakare jis kokią 10-11 jau pradeda norėti miegoti, reiškia išsiskiria melatoninas, miego hormonas ir streso hormonas kortizolis eina žemyn. O ryte, kai mes atsikeliam, streso hormonas kortizolis užkyla, jis mus pažadina, tai nereiškia, kad streso hormonas kortizolis tai yra tik blogis. Ne, jisai veikia ir mūsų naudai, kas liečia prabudimą, kažkokias stresinės situacijas, kai reikia tinkamai sureaguoti. Tai streso hormonas kortizolis iš ryto išsiskiria ir mes atsibundame. Dabar, kai žmogus eina miegoti, pavyzdžiui, 2 valandą nakties ir tada miega iki pietų, tai visi šitie hormonai išsibalansuoja. Taigi naktį, tinkamų laikų užmigus, tinkamą kiekį valandų išmiegojus, išsiskiria augimo hormonas, atsistato raumenukai, kūrėsi nauji, kūrėsi naujos ląstelės mūsų organizme, o taip pat balansuojasi hormonai. Čia yra labai svarbu. Yra 2 mūsų apetitą reguliuojantis hormonai – leptinas ir grelinas. Grelinas alkio jausmą reguliuojantis hormonas, leptinas sotumo jausmą reguliuojantis hormonas. Ir labai paprastas pavyzdys, kaip suprasti, kad su jais kažkas negerai. Jeigu mes nueiname miegoti 3-4 valandą paryčiais, neišsimiegame, atsikeliame neišsimiegoję, pavyzdžiui, pamiegojom 4 valandas, iš karto pasikeičia mūsų valgymo įpročiai. Visą dieną norisi valgyti kažko saldžiai arba sūriai, kažko nesveiko ir negero ir vis norisi užkandžiauti. Ką tokiu atveju daryti? Tai pirmiausia, aš sakyčiau, jeigu yra galimybė nueiti pusvalanduką nusnūsti ir atstatyti hormonus leptiną ir greliną į savo vietas. Tai dabar, jeigu kas nors jūsų paklaus, tai kokią įtaką miegas turi lieknumui arba svorio metimui, tai galėsite atsakyti, kad miegas yra pagrindinis faktorius, kuomet būna sureguliuojami mūsų sotumo ir alkio jausmą reguliuojantis hormonai, leptinas ir grelinas. Tai neišsimiegam, norim valgyti negerai, sunku sukontroliuoti save, apsivalgome, porcijos per didelės, valgom per dažnai. Normaliai išsimiegam, žymiai lengviau išbūti režime, sukontroliuoti savo valgymo įpročius. Einame toliau, dar vienas labai svarbus punktas – vitaminai ir papildai. Tai kartais žmonėms atrodo, kad jeigu aš tik pradėjau sportuoti, aš turiu gerti kažkokius papildus, girdėjau, kad yra baltymai ir girdėjau kreatinas ir dar kažkas. Bet svarbiausi papildai yra tokie, kurių iš tikrųjų trūksta, ko iš tikrųjų trūksta jūsų organizmui. Tai geriausiai būtų pasidaryti kraujo tyrimus, išsiaiškinti, kokia yra situacija su mineralais, su vitaminais D, B12, geležim, feritinu ir jeigu kažko trūksta, pradėti vartoti. Tai būtų teisingiausias kelias. Dėl ko tai yra labai svarbu? Dėl to, kad tam, kad aš būčiau gyvybinga, kad aš turėčiau motivaciją, kad aš turėčiau energijos, labai svarbu, kad mano geležis būtų formoj ir vietoj, kad vitamino D netrūktų, kad netrūktų vitamino B12, taip pat, kad skydliaukė būtų tvarkoje. Be abejo, pradėjus sveikai valgyti, būtų faina pasitikrinti, pavyzdžiui, ir cholesterolį, ir gliukozę, ir tada po kurio laiko vėl pasidaryti tyrimus ir įsitikinti, kad sveika mityba man į naudą. Nes visą laiką reikia orientuotis ne tik į estetiką, 100 kartų tai pabrėšiu, bet pirmiausia į sveikatą, nes sveikas kūnas, jis tarnaus jums teisingai, tarnaus jums ilgai ir sveikas kūnas ir pats atsikratys tos riebalinės masės palaipsniui gerinant mitybos įpročius. Ir dar vienas svarbus 7 punktas, apie kurį paminėjau, tai streso hormonas kortizolis. Ne veltui pasakiau, kad turime rūpintis, kad streso hormonas, kortizolis viso to nesugadintų. Jeigu daro visus 6 punktus teisingai, bet nuolat stresuojame, tai seksis žymiai sunkiau. Tai pirmiausiai, kas nutinka mūsų organizme, kai išsiskiria streso hormonas kortizolis, tai pirmiausia kyla gliukozės lygis. Ir tai yra labai įdomus ir keistas dalykas, kadangi tai prilygsta tokiam pačiam veiksmui, kaip aš suvalgau saldainiuką. Kyla gliukozės lygis. Tai lygiai taip pat aš sustresuoju ir užkyla gliukozės lygis. Galbūt girdėjote tokį pasakymą, kad žmogus turi stresinį kortizolinį nutukimą, visceralinių riebalų nutukimą ar ne visceraliniai riebalai aplink vidaus organus. Tai labai dažnai būna, kai žmogus gyvena stresinį gyvenimą, labai dažnai išsiskiria streso hormonas kortizolis, su kuriuo reikėtų elgtis taip. Jeigu tik tai staiga sustresuoji, tai geriausiai
ką sakoma, išrėkti, išpykti, išvaikščioti, iššokti, kaip norit. Bet būtų gerai paversti tą pakilusi gliukozės lygį energiją. Tuomet tas gliukozės pakilęs lygis nenueis į riebaliukų sankaupas. Tada kitas dalykas. Labai dažnai stresas priverčia valgyti. Tai yra stresinis valgymas, emocinis valgymas. Tai jeigu žmogus prastai jaučiasi dėl kažko sustresavo, tai didelė tikimybė, kad jis nueis malšinti savo emocijas maistu. Taigi dabar grįžtam prie pagrindinės temos. Tai jau turbūt supratote, kad svorio metimas yra riebalinės masės metimas, yra labai kompleksinis dalykas. Tai nėra tik mityba ir sportas, tai yra ir tinkamas atsistatymas, reiškia poilsis, tai yra ir hidracija, tai yra ir streso valdymas, tai didžiulė sistema. Bet kai mes tą sistemą suprantame, mums daryti veiksmus darosi žymiai lengviau. Be abejo, kas yra dar labai svarbu, aš čia nepaminėjau, tačiau tai ne ką mažiau svarbu, tai yra palaikymas. Vienoje knygoje perskaičiau, kad tam, kad galėčiau tinkamai lieknėti, turiu turėti mažiausiai 3 palaikytojus. Tai 3 palaikytojai, tai nežinau, gali būti jūsų ten gydytojas, mitybos specialistas ar dietologas, gali būti vyras, gali būti draugė, gali būti trenerė. Tai tiesiog paskaičiuokit, ar jūs turit mažiausiai 3 palaikytojus. Jeigu tokių neturit, tai būtinai juos susiraskit, susitarkit su namiškiais, kad aš dabar laikysiuos mitybos, aš dabar sportuosiu, padėkit man, negundykit manęs, o galbūt pasportuokit kartu su manimi. Tačiau be abejo reikėtų atsiminti, kad yra ne vien tik tai palaikytojai, o dar yra sabotažininkai. Čia ne mano sugalvotas terminas. Vienoje labai fainoje knygoje perskaičiau, kad dažniausiai sabotažininkai yra tie žmonės, kurie jūs bando išvesti iš kelio. Galbūt jie turi savo kažkokių paslėptų vidinių interesų, o galbūt jie tiesiog nori, kad jums nepasisektų. Tai jie būtinai jumis manipuliuos, jie būtinai sakys, paragauk, čia mano kepti sausainiai, čia aš pati dariau, nu kaipgi tu dabar neparagausi, negi tu manęs ten negerbsi. Na ir be abejo, mes tai bandydamos visoms įtikti, visoms ir visiems įtikti, nu ir gadinsim tą savo sveiką mitybą. Tai tiesiog reikėtų šitoje vietoje atsiminti, kad pradėjus laikyti sveikos mitybos, pradėjus keliauti svorio metimo keliu, reikėtų labai atsargiai atsirinkti aplinką. Tikrai atsirinkti tuos žmonės, kurie jūs palaiko ir greičiausiai truputį pamažinti sabotažininkų skaičių savo gyvenime, kad jums ta kelionė būtų žymiai lengvesnė. Be abejo, kelionė visą laiką taip pat būna lengvesnė, jeigu turite kompaniją, galbūt draugę, galbūt su vyru kartu norite pradėti laikyti sveikos mitybos, tai susitarkite, kad jūs dabar abudu sportuosite, abudu dabar nenešite namo saldumynų. Nes vienas geriausių būdų, pavyzdžiui, neišklysti iš kelio, tai yra tiesiog neturėti tų blogųjų dalykų namuose. Nes jeigu namuose prieš akis visą laiką gulės ten vazelė saldainių, tai nenori vis tiek sustresuosite ir tą saldainį kažkada ir suvalgysite. Žinoma, dar yra vienas niuansas, kuris yra tikrai labai svarbus, tai nenorėti labai greitų rezultatų. Ne veltui vadinu šitą video kaip per 10 savaičių numesti 10 kg. Pirmiausiai, ar tai yra realu? Atsakymas taip, turiu labai daug pavyzdžių, kuomet moterims pasisekė per 10 savaičių numesti 10 kg. Nes kaip mes su jumis išsiaiškinam, 7700 kalorijų yra 1 kg. Tai jeigu aš nuosekliai kiekvieną savaitę darysiu tokį kalorijų deficitą, kažkada man pavyks numesti daugiau negu 1 kg, kitą kartą pusę kilogramo, bet bendroj sumoje per 10 savaičių labai realu yra numesti 10 kg. Bet, kaip aš mėgstu sakyti, greičiausiai viršsvoris neužauga per vieną dieną ir net ne per vieną mėnesį, o galbūt ir per kažkiek tai metų. Tai jis ir nenukris nei per vieną dieną, nei per vieną mėnesį. Todėl reikia nuoseklaus nusiteikimo, kad kelionė yra ilga ir taip kaip labai lengvai bėga laikas, kai mes auginam sėkmingai svorį, tai taip lėtai jis slenka, kai mes bandome jo atsikratyti. Tai šioje vietoje koks būtų mano patarimas? Išsikelti tikslą, ilgalaikį tikslą ir suskaidyti jį į smulkius mažus etapus. Nes jeigu aš žinau, kad man reikia numesti 20 kg, tai greičiausiai tas tikslas atrodys kažkur labai tolimai nepasiekiamas ir labai sudėtingai įgyvendinamas. Bet jeigu aš išsikelsiu tikslą numesti 20 kg per metus ir kas mėnesį išsikelsiu tikslą
palengvėti ten 2 kilogramais, pavyzdžiui. Tai kas mėnesį tą tikslą įgyvendinti bus dar lengviau, jeigu aš tą tikslą suskaidysiu dar į smulkius tikslus, pavyzdžiui, išsikelsiu tikslą šiandien iš ryto atsikėlusi, kad šiandien aš nueisiu 10 000 žingsnių, sveikai valgysiu, bent jau nevalgysiu saldumynų, gersiu vandenuką ir vakare atsisėsiu ir sakysiu, ar įgyvendinau šios dienos tikslą. Tai jeigu tikslas bus toks nedidelis, tai tikrai jį įgyvendint bus nesudėtinga. Tikiuosi, kad šis video buvo jums naudingas. Kviečiu pasekti MyFitEmpire tiek YouTube, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Dalinuosi motivacijomis, patarimais, treniruotėmis, įvairiausių naudingų turinių, kuris jūsų svorio metimo kelionėje jums tikrai pravers. O taip pat užsukite į MyFitEmpire LT, prisijunkite prie naujai organizuojamų iššūkių ir projektų. Kartu siekti tikslų visą laiką būna lengviau. Ačiū už jūsų skirtą laiką ir iki.